sunkiai, jinai gera komanda. Jūs matėte, jinai apžaidė serbus. Kitam pogrupį apžaidė, išėjo tai jinai gera komanda. Tai be abejo, mes turim save kaltinti, kad mes pradžioj nesusikoncentravę žaidėm ir taip toliau, bet kad svarbiausia, kad laimėjom, bet labai svarbu, kad mes padarytume po šių varžybų kitom varžybom išvadas. Todėl, kad jeigu mes išeisim ketvirtfinalį taip žaisti, tai čia gali tragiškai baigtis. Bet turbūt ketvirtfinalį neįmanoma taip išeiti žaisti. Nu, vis tiek, teneris sakė, net motyvuoti nereikės, nes vyrai iš jūsų išeiti. Nu tai be abejo, mes turim patys suprasti viską ir aš tikiuosi, kad kiekvienas suprasta. Be abejo, mes nejautėm tokios gal kažkaip tai nepajutom to svarbaus tų varžybų svarbą. Už tai gal taip. Nu, nežinau, dabar biški pašnekėsim tam su vyrais, kaip kas. Biški per kepenis duosim tam. Jūs iš esmės visi atsisakote pasakyti, kokio jūs varžovo norėtumėt ir kokio nenorėtumėt. Tai galbūt dar šitą. Oi, ačiū už tą klausimą, bet žinot, kaip būna, kada rinki priešinką. Gavai tą priešinką. Ai, tuos gavom. Gerai, tada žinot. Mūsų akise jie silpnesni atrodo. Mes nesusikoncentravę išeinam ir... Tada koks pats stipriausias tenais, kad gauti tokį, kad kovoti iki iš paskutiniųjų? Visi ten nėra, jau dabar nėra silpnų varžovų. Tie patys italai kokie, ar jie gali primėtyti tritaškių ir nuvažiuosim galvą nusileidę. Turim vertinti kiekvieną varžovą. Slovenai, jie namie, tai čia vienareikšmiškai prieš tokį komandą, tai tu dvigubai turi motyvuotas. Todėl, kad jie žais ant emocijų, jie ir turi gerą komandą talentingą ir dar ant emocijų žais. Tai tie patys chorvatai, čia jugoslaviška mokykla, nu visi, o apie ispanus iš vis nėra ką šnekėti. Čia dabar visi, kas papuolė į ketvirtfinalį, čia... Tada kitaip paklausim, ar tenais galvoja apie tai, kad nesusitikti su Lietuva? Aš manau, kad galvoja. Ypač mes šitą pogrupį sužaidėm gana neblogai ir solidžiai, aš skaitau. Nepaisant šių varžybų, gal kažkam atrodė, kad lengvai bus. Bet aš manau, kad mes sužaidėm solidžiai ir galą vėl sužaidėm užtikrintai ir laimėjom. Tai aš manau, kad turi priešinkai pribijoti mūsų biškį. Dar šiandieną prieš rungtynes matėm treniruotėje, turite pažįstamų Ukrainos komandai, draugų kažkokių. Ką šnekėjot galbūt, jie žadėjo kažką mums, ar jūs pažadėjot? Ne, perspėjau, kad mane pasitiktų solidžiai tai Ukrainai. Kaip čempioną Europos? Nu, daug dievė, jūsų žodžiai Dievui jausis, bet daug dievė. Stengsimės. Ačiū. Nu, nėra už ką, ačiū už ačiū.